Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Šiandien mes realizuosime gyvybės. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Gyvybės gali turėti bet koks unitas, kuris yra pas mus žaidime, dėl to mes ir sukursime health folderį viduj character folderio. Ir viduj health folderio sukursime health scriptą. Pas mus bus savybė current health, naudojant kurią mes galėsime gauti informaciją apie tai, kiek mes dabar turime gyvybių. Taip pat sukursime savybę max health. Bet max health mes galėsime nustatyti iš išorės, dėl to pridėsim reikalingą atributą. Ir dabar galima prašyti startą. Pasakysime, kad pradžioje pas mus bus maksimumas gyvybių. Ir taip pat mums reikalingi įveikiai, naudojant kurios mes galėsime sužinoti informaciją apie mūsų gyvybės. Tai mes aprašysime įvykį health changed ir perduosim tokį tipą kaip health changed event args. Tik tą tipą mums reikia dabar realizuoti. Tai čia iškart po health ir realizuosime tą tipą. Tai čia pas mus bus tokios savybės. Mes galėsime gauti informaciją apie tai, kiek dabar turim gyvybių, koks pas mus yra maksimumas, kaip pasikeitė pas mus gyvybės. Jeigu čia teigiamas value, reiškia mes pridėjome gyvybių, jeigu čia neigiamas value, reiškia mes sumažinam gyvybės. Ir taip pat mes galim gauti procentaliai, kiek gyvybių dabar turime. Ir čia aprašomas konstruktorius, kur priskiriam kiekvieną iš tų savybių. Ir aprašysime visus kitus įvykius, kurie pas mus gali įvykti. Tai pas mus bus vienas įvykis, kai suveiks, kai mes pridėsime gyvybės, kitas, kai mes atimsime gyvybės. Ir dar vienas, kuris suveiks bet kokiu atveju, ar mes pridėsim, ar mes sumažinsim gyvybės. Na ir dar vienas įvykis, kuris suveiks, kai mūsų playeris praras visas gyvybės. Dabar mes galime aprašyti metodus hit ir heal. Mes atiduosime iš čia floatą ir taip nurodysim, kiek gyvybių mes atimėm. Jeigu iškart taip išeina, kad dabar mes turime 0 gyvybių, arba mes norime atimti 0 arba mažiau gyvybių, tai mes čia iškart grąžinsime 0. Pasakysime, kad nei vienos gyvybės mes čia neatimam. Toliau mes skaičiuojame delta, tai kiek gyvybių mes atimėm. Mes paimsime mažiausią iš dviejų skaičių. Tai jeigu mes norime atimti daugiau gyvybių negu turim, tai atimsime tik tiek, kiek turime gyvybių. Tai nuo dabartinių gyvybių atimam tą delta. Ir sukursime naują objektą, perduosim ten informaciją apie tai, kiek mes dabar turime gyvybių, koks yra maksimumas ir kaip pasikeitė gyvybės. Tai minus delta. Tiek, kiek mes su jumis paėmėm gyvybių. Ir lygiai taip pat mes čia turime iškviesti įvykį health depleted, nurodyti, kad pas mus gyvybės sumažėjo. Tai kaip matote, mes du kartus kuriam tą patį objektą. Tai geriau būtų sukurti iš anksto objektą ir po to perduoti tą objektą į vieną ir į kitą įvykį. Tai mes sukūrėm su jumis tą objektą ir perdam tą objektą į vieną ir į kitą įvykį. Ir patikrinsim, ar pas mus liko gyvybės. Jeigu gyvybė neliko, tai mes turime iškviesti death įvykį. Ir paskutinis žingsnis, kurį mes čia darome, tai nurodome, kiek gyvybių mes su jumis atimėm. Va toks paprastas metodas pas mus čia išeina. Toliau mes parašysime metodą tam, kad pridėti gyvybių. Jis atrodys identiškai. Vienintelis skirtumas, kuris čia pas mus yra, tai mes žiūrėsime, ar galim pridėti tą amountą. Jeigu negalim, tai paimsime mažesnį skaičiuką, kuris pas mus čia ir gausis iki mūsų maksimumo. Toliau mes pridedam gyvybės, vėl sukursime naują objektą ir perduosim tą objektą į įvykius. Čia tik pas mus nebus death įvykio, nes jei mes pridedam gyvybės, tai nekaip mūsų žaidėjas mirti negali. Na ir mes padarysime dar vieną metodą, naudojant kurį galėsime nužudyti mūsų unitą. Tai čia pritaikysim mūsų hit metodą ir į tą hit metodą mes perduosim tiek gyvybių, kiek dabar turim. Ir grąžinsime rezultatą tokį, koks pas mus buvo viduj mūsų hit metodą. Vėliau mes galėsime pridėti papildomą funkcionalumą čia. Tarkim, padarysime taip, kad mes galėtume pakeisti max health. Tarkim, pradžioje žaidimo bus 100 gyvybių, o po to 200 arba dar kažkoks kitas skaičius. Dabar mes galim grįžti į Unity ir užmesti tą skriptą ant mūsų playerių. Kaip matote, atsiranda max health, kurį mes su jumis galim nustatyti. Padarysime pagal nutylėjimą 100. Kitos pamokos metu mes padarysime fall damage, kad pamatyti, kaip keičiasi pas mus gyvybės. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.